Renkiesi 20 eurų ar 200 eurų? Šiandien aš tau atsakysiu į klausimą, kodėl dauguma moterų gyvenime atsiduria tokioje situacijoje, kai joms trūksta pinigų. Sveika atvykusi į video serijas apie moterišką gausą ir pinigus, kuriuose aš dalinsiuosi, kas pagrinde blokuoja pas tave pinigus, gausą, galimybės ir gerą gyvenimą. Pradėkime pirmiausia nuo to, kur uždaviau klausimą, ką tu renkiesi? 20 eurų ar 200 eurų. Kai kurios moteris net bijo šios kupiūros ir net neįsivaizduoja, kad ji egzistuoja. Egzistuoja dar ir kita kupiūra, kurią aš mėgstu labiau. Tačiau pradėkim viską nuo pradžių. Pas moterį, kuri yra visada pavargusi ir kuri yra įpratusi gyventi trūkume, skurde, neturint pinigų, ji net neįsivaizduoja, kad galima turėti kupiūras kaip ši kupiūra ir mėgautis gyvenimu. Kas vyksta su moterimi, kuri nesupranta, kad aplink ją egzistuoja didelė gausa ir nemoka jos išnaudoti? Pirmiausia, tokia moteris visada pastebiu, kad gyvena įsitempusi ir išgyvenimo režime. Ką tai reiškia? Įsivaizduok, kad aplink tave kambaryje prikrenta begalės pinigų. Kokios tik tais nori kupiūros, tačiau prikrenta ir centai. Prikrenta ir 2 eurai, po eurą, 50 euro centų. Pilnas kambarys yra pinigų. Moteris, kuri gyvena išgyvenimo režime, ji nemato platesnio vaizdo ir mato labai trumpą nuotolį aplink save. Ir jeigu aplink ją prikritę yra mažų kupiūrų, centų, galbūt tik tais po eurą arba po 2, jinai ima ir renka, nes ji yra įsitempusi išgyvenimo režime, trūkumo režime ir tik tais pamato 20 centų, tik pamato 50 centų ir puola rinkti. Tuo tarpu moteris, kuri gyvena atsipalaidavusi, kuri gyvena įgalinusi savo malonumą, savo moterišką energiją, ji įėjusi į kambarį puikiai suteikia savo erdvės ir laiko apsižvalgyti ir pamatyti, kas šiame kambaryje yra geriausia. Galbūt jinai pamato 200 eurų kupiūrą ir keliauja prie jos, pasilenkia ir pasiima. Tuo tarpu dvi moteris ir visiškai skirtingos kokybės. Viena nuolat vargsta, nuolat dirba, sunkiai visą save atiduoda ir susirenka centus, kita atsipalaidavusi, niekur neskubanti, lėta, mylinti save ir pasiima didžiausią geriausią kupiūrą esančią kambaryje. Kas vyksta su moterimi ir kodėl mes dažnai puolame į išgyvenimo režimą? Todėl, kad mes buvome taip mokomos gyventi. Mes buvom išmokytos daug dirbti, save aukoti, nesvajoti, kelti savo tik tais realius tikslus. Jeigu kažkas neveikia, dirbti daugiau, stengtis labiau save atiduoti, visiems būti gerai, visiems pasitarnauti, visiems padėti. Žodžiu, tu visada esi įsitempusi ir visada esi veiksme ir visada esi užsiėmusi. Štai kaip atrodo tavo išgyvenimo režimas. Kodėl apie tai pasakoju ir aš tame gyvenu? Buvo laikas, kai aš 9 mėnesį pardavinėjau tulpes ant šaligatvio. Buvo laikas, kai aš kepyklėlėje kepiau bandeles iki 1 nakties. Buvo laikas, kai aš stengiausi taip stipriai dėl finansų, kad aš tas pačias bandeles vežiojau visą dieną po skirtingas kaimų parduotuvėlės ir įkalbinėdavau nupirkti kilogramą arba 2 kilogramus tų bandelių ir likdavo centai. Aš buvau be galo užsiėmusi, be galo išvargusi ir vis tiek aš pinigų neturėjau. Kas pasikeitė pas mane? Pirmiausia, aš pradėjau dirbti su savo pasąmonė ir su savo energija. Niekas mūsų nemoko apie tai, kad viskas prasideda šioje žemėje nuo energijos. Aš esu ir buvau labai logiška, praktiška moteris.
Ir pirmiausia, kai aš išgirdau apie tai, man skambėjo kaip pasaka. Čia dabar tokia pasaka, kad tu ką, nieko nebeveiksi, nieko nebedarysi ir tu pinigus kažkaip pritrauksi, pinigai tau kris, kambarys pilnas pinigų dabar prisikaups. Tačiau, kadangi aš esu labai praktiška moteris, nusprendžiau visą tai imti ir patikrinti. Patikrinti praktiškai, ar iš tikrųjų tai veikia. Ar moteris sulėtėjusi ir pradėjusi dirbti su savo vidumi gali pakeisti savo gyvenimo aplinkybės. Gali jas pagerinti, gali pritraukti didesnės galimybės, didesnius pinigus, net dirbant mažiau, kas atrodė labai nelogiška ir kas atrodė sunkiai suprantama ir net įgyvendinama, kai visas kūnas yra įpratęs gyventi išgyvenimo režime, išgyventi ir nuolat būti įsitempus. Tai ką pirmiausia reikėjo pradėti daryti? Išmokti atpalaiduoti savo kūną ir tam taikiau ypatingas moteriškos energijos praktikas, susikoncentruoti į moterišką energiją, o ne gyventi iš vyriškos perspektyvos. Kas vyksta su moterimi, kuri griebia 20 eurų, nors norėtų 200 eurų ir tie 200 atitenka kažkuriai kitai moteriai? Tokia moteris, ji yra savo kūne įsitempusi, ji yra pavargusi ir ji griebia bet ką, kas pasitaiko jos kelyje. 20 eurų, 2 eurai, 20 euro centų ir net nepagalvoja, ko ji iš tikrųjų nori, kas jai iš tikrųjų svarbu. Pirmiausia, kai tu nori padidinti aplink save galimybės, gausą, pinigus, viską, apie ką tu svajoji, turi grįžti į savo moteriškos energijos prigimtį. Moteris, pasirodo, netgi nemoka paprašyti pagalbos. Mes tiek esame įpratusios viską pasidaryti pačios ir mes negauname paragauti arba kitaip patirti tų gražių stebuklų, kurie egzistuoja ir aš juos patiriu kiekvieną mielą dieną. Jeigu ne kiekvieną, tai bent jau kas antrą, kai aš nusprendžiu tikrai atsiduoti ir atsipalaiduoti savo moteriškumui, nes dar kartais ir šiandien šiomis dienomis vyksta akimirkų, kai aš visa įsitempiu ir iškart matau, viskas sustoja. Sustoja energija manyje, sustoja energija mano gyvenime ir pradeda blokuotis galimybės, finansai, pardavimai, klientės, mano veiklos augimas, mano projektai. Aš tą jau pastebėjau ir pastebėjau taip stipriai, kad kartais tikrai dar pamirštu, bet labai greitai užmiršusi pastebiu, kas vyksta mano gyvenime ir vėl sugrįžtu į tą moteriškos energijos atsipalaidavimą ir į sąmoningą aktyvų ėjimą iš išgyvenimo būsenos, iš įtampos, iš tos desperacijos, iš to kontroliavimo, iš to visko siekimo, kad viskas būtų pagal mane, kaip aš noriu. Nes jeigu tu esi įpratusi rinkti tik tais po 2 eurus, rinkti tik tais po 20 eurų, tau iš pradžių bus netgi labai nepatogu priimti ir suprasti, kad tu gali ir esi verta 200 eurų, kad tu esi verta netgi negu 200 eurų. Tai išgyvenimo režimas pas moteris dabar yra labai didelis. Begalė moterų, kai jos gyvena išgyvenimo režime, jaučiasi pavargusios, jaučiasi nusivylusios, jaučiasi atstumtos, jaučiasi savimi nepasitikinčios, jaučiasi tokioje būsenoje, kur atrodo nieko negaliu padaryti. Esu aplinkybių ir gyvenimo auka ir niekas čia greičiausiai nepasikeis, aš tiesiog darysiu tai, ką aš suprantu geriausiai, ką aš moku geriausiai ir prie ko aš esu pripratusi. Ir čia įvyksta didžiausia klaida. Moteris taip užmigdo ir visiškai užspaudžia savo tikrą gausos potencialą, savo tikrą moterišką ir prabangę prigimtį. Moteris
moteris, kuri susitaiko su aplinkybėmis, ji pradeda egzistuoti. Ir tokia moteris bėga į egzistavimo modelius, kurie gali būti alkoholis, apkalbos, apsipirkinėjimai, emociniai apsipirkinėjimai, emocinis valgymas, visi dalykai, kurie jai neneša naudos. Vietoj to, kad naudotų savo potencialą, naudotų savo moterišką energiją, naudotų savo talentus ir pritrauktų daugiau gausos, daugiau pinigų į savo gyvenimą. Tai mano mieloji, tavo pirmoji šiandien užduotis iš šio video yra leisti sau suprasti, kuriuose gyvenimo srityse ir situacijose tu esi išgyvenimo būsenoje. Galbūt tai yra tavo maži vaikai, kurie tiesiog tikrai fiziškai atrodo, kad aš esu išgyvenimo būsenoje, nes aš nemiegu normaliai naktimis. Gali sudėlioti struktūrą ir jau truputį kažką keisti. Galbūt tavo išgyvenimo režimas yra finansuose, kurie yra tokie suspausti. Vadinasi, būtina leisti sau pradėti vis daugiau atsipalaiduoti ir daryti nelogiškus dalykus. Pavyzdžiui, kaip išklausyti meditaciją, pasidaryti praktiką raštu, pasižiūrėti ir pasvajoti, ko tu iš tikrųjų gyvenime nori. Kągi, mano mieloji, aš tikiuosi tau atsakiau į klausimą, kodėl dauguma moterų šiame gyvenime patiria situaciją, kuri reiškia, aš neturiu pinigų, aš kažko savo negaliu leisti. Į šitą situaciją tu atėjai kaip asmenybė iš visko, ką tu žinai, iš visko, ką tu bandei, iš visko, ką tu darei, tu esi šioje situacijoje. Jeigu tu nori atsidurti kitokios kokybės situacijoje ir gyventi, tiesiog patirti gyvenimą kitaip, tu privalėsi daryti kažką kitaip. Nes viskas, ką darai, tave atvedė į šį tašką. Kai tu nori keliauti į kitą tašką, gausi išbandyti naujus metodus, naujas praktikas, gausi išbandyti netgi naują filosofiją, kuri kaip man kažkada atrodė tikra pasaka. Tiesiog nei praktiška, nei logiška, kaip iš pasakų srities, ar tai iš tikrųjų egzistuoja ir ar tai yra veiksminga. Pasirodo, kad tik šitas kelias ir yra veiksmingas, norint gyventi kitaip, norint kurti gausą, prabangą ir tapti moterimi, apie kurią tu visada svajojai. Tai yra gausia, prabangia, pinigų turinčia moterimi. Šiandien yra tiek ir tikiuosi liksi su manimi, nes tavęs dar laukia keli ypatingi video apie moterišką gausą ir moteriškus pinigus, kaip moteriškai atidaryti erdvę aplink save ir tapti prabangia moterimi. Iki susitikimo, mieloji, kitose video.